Aš buvau už visus mažiausia. Aš tarnaut pradėjau nuo 7 metų. Mama tokia vargšė buvo, kad nebuvo kitaip kaip išlaikyti. Mama vat buvo netekėjus. Tai pirmus metus aš ganiau pas Butautį. Visi piemenys suvarydavo gyvulius į krūvą. 6 piemenys buvom, 6 ūkininkų. Nu, į krūvą suvarydavom gyvulius, įganydavom tokiai baloj. Ten prie pat Latvijas. Aš buvau už visus mažiausia, o kiti buvo didesni. Kita didėdėla buvo jau tokia pusmergė, kokiu 15-16 metų, va tokia. Tai jie vis mane varinėdavo. Neklausai? Gauni su botagu parblausdas. Mane pristato prie gyvulių, o jie išeina uogaut, grybauti, paliek prie tų gyvulių. O palauk, visą kaimą gyvuliai, daug. Gal koks 30 karvių, gal daugiau. Papasakoja Salomėja Petraitytė, gyvenanti Daunoravos kaime, užrašyta per Joniškio Aušros gimnazijas kraštotyrės ekspedicija. Paskaitė Rita Urniežiūtė. Dūmais išlaisti pinigai. Viens brolis pypka kūrenės ir visą savo uždarbį su dūmais ant vėją išlaidęs. Antrasis brolis labai pinigus skūpojęs, įtaupęs kiek begalėdams, dėstęs grašį prie grašę. Po kokių 3 metų jau tas antrasis turėjo susidėjęs kokį 70 rublių. Nuėjęs ant jomarką ir nusipirkęs arklį, gražų už visus tuos savo pinigus. Ir sakas tam savo broliui: Amatai, broli, kiek tu pinigų ant vėją su dūmais išlaidai, o žiūrėk, kokį aš gražų arklį nusipirkau, kad pinigus taupiau. Nu, kągi, tas jau ir nieko nebegalbė pasakyti. Tyl, duoda skaltų, smūtnas. Tas žinoms išlaidž savo arklį į ganyklą ir tuoj pirmą naktį vilksi papjaun. Dabar tas verk raudoj savo priepuolę. Tas antrasis nešio, nė to misliai tektai. Amat, brolaiti, bariais ant manęs kamą aš savo užpelną ant vėją išleidžiu. O ti tava tiek pat. Šiaurės Lietuvos pasakos surinko Matas Lančiauskas, paskaitė Sofija Jonaitytė.